Sveiki, Poryt LT. Šiandieną su Dainiumi norim pašnekėti apie Microsoft'o telefonus ir apie tai, kaip keitėsi pastaruoju metu modeliai, kaip migruojant iš šiek tiek senesnių platformų kinta Microsoft'o telefono išvaizda. Arba Windows platformos telefoną, gal taip vadinkime. Mes puikiai suprantame, kad tai kalba vyksta apie Nokia, buvusią Nokia, nes Microsoft'as pakeitęs nuosavybę iš tikrųjų fabriko neperstatė, ten dirba greičiausiai tie patys žmonės, instaliuoja jau naujesnes Microsoft'o versijas, upgradeina, atnaujina senesniuose modeliuose, kurie dar turi Nokios labelą ir Lumijos prekinį ženklą. Tai Dainiau, tu, kadangi bandai šitas sistemas ir upgrade'inai seną į naują ir gali lyginti, ir dabar kaip tik priešais mus guli du aparatai, kurie yra Microsoft'o aparatai. Vienas iš jų Windows aparatai, vadinkime, Nokios kaip Microsoft. 950 XL Lumijos, o kitas Nokia Lumia 1520, paskutinysis iš Nokios gaminių prieš pradedant gaminti Microsoft'ui. Abudu šitie gaminiai patenka į phabletų kategoriją, kitaip tariant, jų įstrižainiai yra virš 5,5 arba daugiau colių. Ekranas naujesnių yra šiek tiek mažesnis. Lumia 1520 yra 6 colių, tai yra šiek tiek didesnis ir tas dalykas matosi. Aš labai trumpai apžvelgsiu esminius galbūt panašumus ir skirtumus. Tai atkreipsiu dėmesį, kad dar iki balandžio mėnesio, šių metų balandžio mėnesio oficialiai tai buvo šiek tiek skirtingų platformų, tai yra Lumia 950 XL, Microsoft'o gaminys turėjo išskirtinumą Windows 10, Lumia gaminiai, kurie buvo Nokios laikais gaminami, arba šiek tiek senesniai, pavyzdžiui, Lumia 640 jau Microsoft'o gaminys, turėjo Windows 8.1 versiją, tačiau balandžio mėnesį jau oficialiai buvo galima ir yra galima dabar atsinaujinti oficialią nebandomąją versiją Windows 10 ir iš esmės dabar aplinkos atrodo visiškai vienodai. Viskas yra iš esmės lygiai taip pat. Vienintelis galbūt dalykas, kurį norisi apžvelgti, būtent kaip du skirtingus gamintojus įrenginių. Tai atkreipsiu dėmesį, kad šių gaminių gamybos laikotarpis laikas skiriasi beveik 2 metus. Kitaip tariant, jeigu žiūrėsim paskutinį Nokia gaminį 1520, tai bent jau pas mane šitas aparatas papuolė į rankas prieš maždaug 1,5 metų. Šis papuolė tik tai šiemet, tai iš esmės čia yra klausimas toks esminis, matyt, užduoti galima kiekvienas, kiek ilgai galima naudoti įrenginį patį ir kiek jis funkcionalus. Tai yra, kitaip tariant, koks yra gyvavimo ciklas. Gyvavimo ciklas. Tai galiu pasakyti, kad pirmas ir matyt svarbiausias dalykas, išvadą aš pasakysiu taip, kad įrenginys, kuriam yra beveik 2 metų senumo, reiškiasi, su atnaujimais Windows 10 platforma yra beveik eiliniam vartotojui identiškai toks pat patrauklus. Ir beveik nepastebi jokių skirtumų, išskyrus galbūt keletą, kurių kaip tik ir apžvelgsiu. Tai pirmas ir pagrindinis dalykas, tai žiūrint į surinkimo kokybę, į dydį šitų dviejų flagmanų, galim pasakyti taip, kad ir vieno ir kito kameros yra 20 megapikselių, reiškiasi irgi šiek tiek atsikišusius iš korpuso, veikia su blykstim, veikia puikiai, kadangi programinė įranga visiškai tokia pati, tai eilinis vartotojas esminių skirtumų ir tikrai nebepastebės. Jeigu žiūrėsime į tą vadinamą geležį, tai viduje naujajame gaminėje yra 3 GB operatyvios atminties, senesniajame yra 2 GB operatyvios atminties. Ar Microsoft'o mobilioji versija labai jautri atminties kiekiui? Manau, kad tikrai jau galima drąsiai sakyti, kad lyginant su Androidais tikrai ne, todėl kad net ir su 1 GB operatyvios atminties jie puikiai veikia ir sukasi, kas tikrai nebūtų Androidiniam gaminiai. Ir aš visiems atkreipsiu dėmesį. Ta patį konstatuoja ir Apple'o iPhone'o vartotojai. Net jeigu darant įvairius testus, pavyzdžiui, čia ant tų arba kitus, reiškia, gali gauti tos skirtingus skaičius, bet kai žiūrim apie platformos praktinį naudojimą, tai net su 1 GB operatyvios atminties puikiausiai veikia šitos platformos, o 2 arba 3 GB iš esmės jokios skirtumo nebėra ir vienodai greitai veikia. Tačiau, į ką atkreipsiu dėmesį, galbūt skirtumas paskutinio flagmano Lumijos, tai buvo tai, kad tai buvo visiškai uždaras, vadinkim, gaminys, reiškia, akumuliatorius nekeičiamas, bet jau buvo įdėta
microSD kortelė, kas yra pakankamai svarbu, nes iki tol buvo kai kurie modeliai neturėjo, pavyzdžiui, tos funkcijos. 950 dar gali fotografuoti, spaudžiant mygtuką, o ne tik ekrane. Taip pat ir Nokia turi šitą, tai yra iš esmės, beje, atkreipsiu dėmesį, pakankamai panašiai, 950 grįžau prie Nokios kažkada, reiškia, sukurtų dalykų. Tiesa, korpusas, jeigu pažiūrėsim surinkimo kokybę, mano giliu įsitikinimu liečiant, jaučiasi, kad beveik 2 metų senumo aparatas niekas niekur nebraška, nejuda, netraška ir iš tikrųjų labai kokybiškas gaminys. Tiesa, šiek tiek yra sunkesnis, bet jau dydis didesnis, akumuliatorius šiek tiek geresnis. Na, kadangi dydžiai skiriasi, tai yra šiek tiek patogumų, kad daugiau visko matosi ekrane, bet esminis galbūt skirtumas, į kurį tikrai atkreipsiu dėmesį, tai yra eiliniam vartotojui, kadangi visos programėlės beveik tos pačios, skiriasi tik tai keli skaitiniai produktai. Tai yra rainelės atrakinimo funkcija, kuri yra naujajame įrenginyje ir nėra senajame įrenginyje. Ir programėlės tokios įskrinis, kaip pavyzdžiui Microsoft Health, jos yra pas mane pačioje čia, mėlynos tokios, kurios skirtos dabar jau daugelį, visai įprastam dalykui, matuoti savo žingsnius, kalorijas sudegintas ir panašius dalykus. Jie veikia su apyrankėm, žingsnius matuoja ir be apyrankių. Tai, atkreipsiu dėmesį, kad funkcionalumo prasme, nors tai atrodo tie, kas nenaudoja jos labai panašios tos programėlės, bet vis dėlto taip nėra. Naujajame gaminyje yra šiek tiek daugiau parametrų ir funkcijų, reiškiasi, kurie matuojami. Ir jeigu mes žiūrėsime taip pat į programėlės, tai kai kurios, reiškiasi, nuostatos šiek tiek skiriasi. Reikia tiesiog paanalizuoti, žmonėms pavaikščioti, nueiti ir pasižiūrėti. Ir tai yra dažniausiai šiokios tokios smulkmenos, bet esminiai dalykai, kad ekosistemos suvienodėjo. Ir aš drįsčiau pasakyti, kad jeigu būtų dar vienas iš tokių išskirtinumų, tai senieji gaminiai turėjo sensorinį valdymą, naujuose perkeltą ant ekrano. Ir čia turbūt vis dėlto gal... Čia turime omeny, štai šitie aktyvūs mygtukai, kurie yra čia, naujame nebeliko. Ir dėl to senieji įrenginiai, netgi ekranas kažkuria prasme atrodo ir šiek tiek didesnis. Yra vis dėlto vienintelis galbūt didelis dienas skirtumas, matosi, kad naujasis, ta raiška, ryškumas ekrano truputėlį vis dėlto yra... Čia mes turime IPS matricą, kuri naujausios kartos būdama be abejo vystoma ir turint omeny, kad yra Quad HD, o čia Full HD. Tai kai sudedi į krūvą, kaip sakant, matosi vis dėlto naujieji laimi, kaip sakykime taip paprastai, bet jeigu žiūrėtume į apskritai palyginimus esminius, tai gal tik tai konstatuosiu tiek, kad Microsoftas akivaizdu, kad per tą laiką, kol perėmė iš Nokios gaminimą, labai toli nenukeliavo, išlaikyta daugelis dalykų, jie labai panašus, tiek vidumi, tiek išorė, tiek dabar jau ir su programinė įranga, viskas taip pat. Klausimas tik toks, aiškiai, ateityje, jeigu kas dar turite senusius gaminius, tai galiu pasakyti, kad matyt panašu, kad gavus programinę įrangą galima matyti bus dar naudoti kokius metus arba kelis, nes geležis šitų gaminių, Nokia padalinio, kurį dabar turi Microsoftas, panašu, kad yra pakankamai stipri ir gera. Sakau, beveik 2 metų įrenginys, kuriam net vizualiai pretenzijų negalėčiau turėti. Nors šis stiklai jau Gorilla Glass irgi skiriasi šiek tiek, karta pasikeitė, bet jeigu turi kokį nors dėklą, tai puikiausiai ekranai laiko ir nieko su jais blogo neatsitinka. Ačiū Jums už dėmesį, kitų pasimatymų po Ryte LT.